Tačiau, kaip teigia Panther įmonių grupės vadovas Michail Šminkė, ūkanotas oras toli gražu nepanašus į Baltic vairo vystimąsi. Sutikdami 10-metį bendrovės Baltic vairas vadovai sako, jog dabar jų įmonė yra pagrindinis akcentas, kodėl Šiauliai dar gali vadintis dviračių miestu. Dviračių gamintojai apgailestauja, kad Šiauliuose nėra tinkamos infrastruktūros, prastai išvystyta laisvalaikio ir turizmo industrija, žmonės savo pomėgiams negali skirti tiek lėšų, kiek norėtų. Tai pagrindinės priežastys, kodėl visų Baltic vairo pagamintų dviračių Lietuvoje parduodamas tik 1%, sako įmonės vadovai. Tačiau Panther grupiai priklausančios įmonės apyvarta didėja, pelnas auga. Mūsų sėkmės garantas yra mūsų Vokietijos partneris, kur atsakingai už pardavimą didžiausias mūsų rinkas yra Vokietijos, taip pat Skandinavijos eksportas. Būtent šitas yra sėkmės garantija. Mes gavom prekių vystymas pagalba, dizainas pagalba iš Vokietijos. Baltic vairas į Vokietiją eksportuoja 75% dviračių, 15% iškeliauja į Skandinavijos šalis, 10 į Rytų Europą. Bendrovė gamina per 1000 įvairių tipo dviračių. Lietuvoje šiuo metu populiariausi kalnų dviračiai, bet kaip ir Europoje vis dažniau žmonės renkasi vadinamosius miesto tipo dviračius. Šiais metais Baltic vairas atnaujino ir prieš kelis dešimtmečius jų bendrovėje sustabdyta vaikiškų vežimėlių ir vežimėlių neįgaliesiems gamybą. Netrukus Baltic vaire ketinama atidaryti dar vieną įmonę, kuri gamins apsauginius skydelius, ratlankius ir kitas smulkias detalės. Dėl to deramasi su italais. Partner įmonių grupių vadovas sako, kad paskutiniais metais didžiąją dalį investicijų skyrė Baltic vairui. Čia investuota per 30 milijonų litų. Kodėl vokiečiai apsistojo Lietuvoje? Anot jų, Lietuvos privalumas yra tas, kad ji yra tiltas į Rusijos rinką. Baltic vairas 10-ojo gimtadienį sveikino ir šalies vadovas. Kurtuvėnų regioninėme parke norima išsaugoti retus augalus.